Tai viskas labai paprastai. Ar Žemaitaitis kartu su savo visą partiją, Žemaitaitis yra partija, partija nėra partija iš tiesų, tai yra projektas, bet čia tik tos, kaip sakoma. Ar jie sistemingai vykdo dezinformacinę kampaniją naudingą Rusijos ir, Rusijos visų pirma interesams? Man atrodo, pilna atsakymų, ar ne, kad čia taip. Toliau, ar šita veikla yra antikonstitucinė? Tai pačioje konstitucijoje parašyta, kad dezinformacija yra nesuderinama su konstitucija, ar ne? Tai aš manau, kad iškels nuomonės vėliava. Tai palauk. Teismo atveju. Ne. Nuomonė su dezinformacija yra nesuderinama. Paaiškink tai eiliniam Lietuvos policininkui, kuris atsifutbolina, sakydama, čia buvo nuomonė. Bet čia ne eilinio Lietuvos policininko klausimas. Tai kur yra generalinė prokurorė? Juk galima inicijuoti partijos uždarimo procesą.